Dar vienas mano mylimukas, ar mylimukai yra va šitie rožiniai lapeliai. Tiesiog neįsivaizduoju savo gyvenimo be jų, mūsų superinės hidrogelio paakių pagalvėlės, kurias gyvena pas mane šaldytuve. Ir aš juos naudoju 3 kartus į savaitę, 2-3 kartus į savaitę, tiesiai šviesiai pasakysiu, kartais net įvyksta neeilinis panaudojimas, kartais būna ir 4 kartai per savaitę, jeigu tai yra toks organizmo poreikis ir noras užsidėti dar vieną kartą paakių pagalvėlės ryte. Man atrodo, kad naudoti jų rytais yra labiausiai apsimokantis reikalas, man jų vakare net nelabai prasminga ir gaila. Drėkinimui jo, bet man patinka iš jų būtent labiausiai tas gaivinimo pojūtis, šviesinimo, akių atmerkimo pojūtis. Tai priminsiu, čia yra hidrogelio pagalvėlės, nes šia grupė yra ir naujokio. Hidrogelis yra ta medžiaga, iš kurios daromos praktiškai visos paakių kaukės, praktiškai daugumos grožio brandų, bet skirtumas yra būtent tas skystis, būtent tas serumas, kurį mes aplikuojame paakių odai, jeigu mes naudojame paakiams. Tai skirtumas Amerikai paakių pagalvėlių serumo yra būtent tame, kad mes turime čia virš 40 natūralių ekstraktų – uogų, vaisių, daržovių, semenų, ir tas stiprus koncentratas jis yra itin veiksmingas, kaip aš jau ir paminėjau, jis ir drėkina, ir šviesina, ir lygina raukšlytes, ir mažina paburkimus. Svarbiausia dar, ką mes turime žinoti, kad paakių kaukės niekada neatstoja paakių kremo, lygiai taip pat, kad veido kaukė neatstoja veido kremo. Tai yra papildomas priemonės, papildomas produktas, kuris naudojamas šalia paakių kremo. Paakių kremą mes naudojame būtinai ryte ir vakare kiekvieną dieną. Taigi, panaudojus paakių kaukytes, mes jų palaikome iki 20 minučių. Neperlaikykit, tikrai nuo to nebus naudos, netgi atvirkščiai, nes kai paakių pagalvėlė išdžiūna, jinai pradeda traukti atgal, tai iki 20 minučių, netgi geriausia, kad biškį drėgna ir šlapia liktų, kad mes galėtumėm įtapšnuoti ir ant viršaus būtinai užbaigti paakių kremu. Tai toks unikalus produktas, tikrai vertas absoliučiai kiekvieno cento šios kainos, ir keliauju su manimi visas keliones, gyvena mano šaldytuve ir namuose, ir sodyboje, ir būtinai duodu jį klientams net per pirmąją pasimatymą, per pirmąją grožio pamokėlę, tobulai dera su drėkinamoji maitinamoji kaukės želė procedūroje, nes irgi galima atlaikyti kažkur apie 15 minučių ir tikrai padaro labai gerą įspūdį ir rodo gerus rezultatus. Jeigu bus kažkokių klausimų apie šį produktą, drąsiai klauskite.